Nu, man gerai. Man atrodo, ir jums visai nieko. Mano draugė Dalytė, su kuria čia susipažinau savo koncerte prieš 6 metus, tiesiog šoka be sustojimo, tai man čia viskas, ko reikėjo. Labai gražu, kai aš kartais taip mėgstu sakyti, aš neieškau draugų, nes atrodo jau turiu tokių brangių, tokių subtilių draugų ir gyvenimas vis tiek ką nors atveda. Tai Dalytė buvo viena iš tų visiškai Dievo ranka, taip, ir gyvenkit kartu dabar, ir keiskitės kartu dabar. Tai jinai čia yra, nebaksnosiu pirštais, tik tai žingsime. Daina kita apie tai, ką jinai labai yra įvaldžiusi, tai yra ribų brėžimas, pyktis ir savęs atstovėjimas ir atsitraukimas, jeigu tau jau to reikia. Ir šitą dainą apie kitą nakties pusę, netokią saldžią, irgi parašiau Palangoje, kirpykloje. Mano kirpėja Toma, jeigu kam reikia, Palangoje kirpėjos, Toma Ivaškienė rašyti. Nuostabi moteris. Ir jinai pasakojo, dabar jau negaliu daug sakyti ką, nes atskleidžiau jos tapatybę. Tai tebūnie jinai buvo tiesiog žiauriai stiprus impulsas mano kūryboje atverti pykčio temą. Ir jinai mane kerpa ir pasakoja apie perženginėjimas ribas. Ir tada, kaip žmogus, kuris tau padarė daug blogo, sako, nepyk. Bet tu jau pyksti, tu jau turi teisę pykti, viskas jau tavyje kunkuliuoja. Ir aš tiesiog, jinai mane kerpa, aš jau nieko nebegirdžiu, ką jinai šneka, nebematau šitą savo grifkos. Ir aš išbėgau namo ir parašiau šitą dainą, kurios pati išsigandau. Ir kokius pirmus 4 koncertus net nemokėjau jos atlikti. Mano kūnas net neturėjo tos pykčio plastikos, nes visuomet buvau labai gera mergaitė, kuri ten geria mėtų arbatą, rašo dienoraštį, žodžiu, tėvų svajonė. Ir tada vieną dieną manį pradėjo būsti raganė. Ir taip raganė, kad aš nebespėjau paskui ją. Ir šita daina dabar yra visiškai mano komforto zona, nes aš galiu sau leisti oficialiai už pinigus varėti. Nesakyk, nepyk, nes pykstu žiauriai daug ir seniai. Man suka sąnariai, noriu rėkt, bet mokėjai tik tylėt, gal man 10 parašyk. Aš prisiveriau nekošės tos malos ir kaip dabar ją išsrėkt. Gerai mergaitei, keiktis pradėt. Tu uždėjai man karūną nuo šalies, kurioje aš negyvenu. O aš ten noriu blogų palaidų. Jeigu gerčiau, prisigerčiau, jei rūkyčiau, virutės parką išrūkyčiau, jeigu gerčiau.
ir garsiau, nes žiauriai pavargau. Prisigerčiau.